Kodėl reikia viską vadinti savo vardais? Be jokių tų mažybinių, gražių, juokingų pavadinimų. Kalbu, aišku, apie lytinius organus. Vulva tai yra tas, kas išorėje, makštis tai yra tas, kas viduje. Koks skirtumas, kaip vadina, ar ne, atrodo? Bet skirtumas yra didžiulis, nes vulva tai, kas yra išorėje, o ten dar yra daug visko. Ir klitoris, ir mažosios lytinės lūpos, ir didžiosios lytinės lūpos. Tai vėlgi ta modifikuota praktika, kai aš žiūriu į veidrodį, žiūriu į tą vietą, kuri man nepatinka, užsimerkiu ir liečiu užsimerkus. Tam, kad suprasti, kad šita vieta jinai yra gyva, jinai nėra nejautri, tai kad jinai man nepatinka, nereiškia, kad aš negaliu nuo jos patirti malonumą. Labas draugai, šiandien kalbėsime labai svarbia, įdomia ir intime tema apie moters lytinį gyvenimą, apie moters seksualumą ir intimumą. O pas mane svečiuose Marija Mizgaitinė, akušerė su manim mama. Labas, Veta. Labas, Marija, labai džiaugiuosi, kad atėjai. Ir pirmą, ką matau, kai žinu į tavo Instagramą, tu rašai aiškiai apie tai, ką privalo žinoti kiekviena moteris. Kaip manai, ko moteris nežino? Žinai, tai yra labai individualu, nes kiekviena moteris yra tam tikram savo amžiaus tarpsnyje ir turi tam tikrą žinių lygį. Negaliu pasakyti, kad visos moteris nežino to ar ano, bet kaip jau ir sakei, kad savo Instagrame aš kalbu įvairiomis temomis ir moteris man drąsiau užduoda tam tikrus klausimus. Ir būtent pagal tos klausimus aš matau, kad yra daugybė spragų žiniose, kurias, jeigu moteris turėtų, joms būtų daug paprasčiau, jos, patirtų mažiau įtampos, nerimo ir taip toliau. Tai apie fiziologiją, apie anatomiją ir apskritai apie savo savijautą iš tiesų yra labai daug klausimų. Tai aš stengiuosi juos atsakyti. Man atrodo, tavo Instagramas ir tavo darbas, tas švietėjiškas darbas yra labai svarbus. Nes kaip tu ir sakai, kad moteris atsikratytų tos įtampos. Būtent dėl to aš įrašinėjau irgi tos podcastus. Viena kita tema būtų labiau apšviesta ir tarsi dingtų tie tokie šešėliai, įtampos, nežinomybė, kad moteris suprastų, kad su visom yra viskas ok, kad visos mes esam panašios ir tuo pat metu ir skirtingos. Sakyk, tai kokios ten tos temos, tokios pagrindinės, apie kurias baisu klaust, tiesiai akis į akį. Ir galima tik tai, patyliukais Instagrame. Apie ką tu rašai? Aš rašau labai tokiu plačiu spektru. Kadangi aš kaip akušerė, tai daug dalinuosi apie gimdymą, nėštumą, bet jau maždaug 7-8 metai aš kalbu sekso temomis. Ir iš pradžių aš pradėjau taip labai atsargiai ir mačiau, kad buvo iš tiesų tas toks susidomėjimas irgi, nekoks. Jeigu darydavau kokią nors apklausą, tai buvo ten sudalyvauja 20 žmonių, kai tuo tarpu dabar mes kalbam apie tūkstančius, apie 10 tūkstančių. Jeigu anksčiau klausimai sekso temomis buvo tokie, labai atsargus, tai dabar daug drąsiau, daug atviriau apie tai kalbama. Bet vis tiek tai yra tabų tema, deja. Ir tam priežasčių yra iš tiesų tikrai nemažai. Tas pats mūsų lytinis švietimas, ar ne, kur, man rodos mes plius minus panašaus amžiaus. Ir aš galėčiau netgi sakyti, kad mes esam ta karta, kuri, užaugo be lytinio švietimo. Tai kažkaip kažką kur gavom, kur negavom, kur su patirtimi įgijom, bet iš principo mes, manyčiau, esam tą kartą be lytinio švietimo, todėl kalbėti šiomis temomis reikia. Aš manau, kad tikrai reikia, nes savo veikloje susiduriu su moteriams, kurios neateina pakalbėti su manim apie intimumą, apie seksualinį gyvenimą, bet kadangi šita tema kelia labai daug įtampos, tai nenori, kai kalbam apie emocijas, jinai labai dažnai išlenda. Bet to, aišku, tas antsvaris, pagrindinė tema, su kuria aš dirbu, jis labai glaudžiai yra susijęs su kūno atvaizdu, ne? Ir tai labai glaudžiai yra susijęs su pačiu seksualumu. Nes jeigu žmogus turi sutrikusi savo kūno matymą, jeigu jis ten savo kūno bijo, nemyli,
tai jis ne tik nori jį gerinti dietomis, ne, bet jis ir negali eiti į tą tikrą artimą seksualinį ryšį. Ir iš tikrųjų tai yra problema, kad negali patirti malonumo. Dėl to manau, kad šiandien mes su tavim turim padaryti tokią misiją. Tikslas. Mūsų tikslas. Taip. Aš labai norėčiau iš tos temos, žinai, nuimti kažkiek tabu, kažkiek tos įtampos, kad kiekviena moteris, nepriklausomai nuo amžiaus, kūno sudėjimo, kūno, nežinau, dar kažkokių tai ypatybių savo, leistų savo patirti malonumą. Kad nepririštų to, žinai, su tom dietom arba nenorėtų, nežinau, užsitarnauti, užsidirbti, kai bus pakankamai graži, kai bus pakankamai gera, arba kol dar yra jauna, ne? Tai vat norėčiau per visas šitas temas praseit ir kiekvieną tą tarpsnį, etapą svarbų moters gyvenimui paliest. Gerai, puiku. Visiškai sutinku, nes kiekviename tame tarpsnyje moters, jinai gali susidurti su vis naujais iššūkiais. Ne? Nu, jeigu imkim paauglystę arba tos pirmuosius lytinius santykius, Taip. Nebūtinai paauglystė be abejo. Tai moteris, mergina susiduria su vienais iššūkiais, jeigu mes kalbame apie menopauzę, tai vėl kiti iššūkiai. Ir iš tiesų, tas moters gyvenimas toks vaizdas ir susidaro, kad ištisai iššūkiai. Bet vėlgi, koks mano tikslas Instagrame ir kitur šviečiant, moteris tikslas yra, kad kuo daugiau įgalinti pačias moteris, kad jos turėtų kuo daugiau žinių, informacijos ir tiesiog lengviau priimtų tos sprendimus ir rastų tas išeitis, tos būdus. Tai labai gerai, kad ir tu esi ir padedi moteriams, tai tokia jo. Prisipažinsiu, kad irgi jutau tokį, žinai, nerimą ir truputį gėdą viešai kalbėti apie tą temą ir supratau, kad visų pirma aš pati tada turiu, žinai, išsilaisvinti ir tikrai būti atvira, kad galėčiau per tą mūsų pokalbį padėti ir kitom tą patį padaryti. Pradėkim tada iškart nuo tavo paskutinio posto šią akimirką, ne? Kodėl reikia viską vadinti savo vardais. Be jokių tų mažybinių, gražių, ten juokingų pavadinimų. Kalbu, aišku, apie lytinius organus. Aš negaliu pasakyti, kad būtinai, žinai, anatominiais terminais. Tik anatominiais terminais ir ne kitaip. Nes tai šiek tiek nuima to tokio žaismingumo, tokio intimumo. Bet būtinai reikia žinoti anatominius pavadinimus, nes kaip ir rašiau savo postą, kaip galima lovoje, nebūtinai lovoje, sekso metu paaiškinti partneriui, kad aš norėčiau, jog tu stimuliuotum mano klitorį. Jeigu visa tai vadinasi gėlytė, o kas ta gėlytė, čia tik tai visa ta apatinė dalis. Iš principo, tai turėtų būti, galima miksuoti. Žinai, galima miksuoti, kad gėlytė, bet kartu tai turi būti labai aišku, kas toje gėlytėje yra, nes joje iš tiesų yra labai daug. Ir mes tikrai turime tą, dar tokią problemą vadinčiau ir vėlgi grįžtų prie to lytinio švietimo, prie to ugdymo ir visiems asocijuojasi lytinis švietimas, ugdymas su vaikais, su paaugliais, nieko panašaus. Suaugusiems lygiai taip pat to reikia, nes vis dar mes gėdinamės, kaip čia dabar kažkaip gal, nežinau, nepadoru, o tame nėra nieko nepadaraus, todėl kad tai yra mūsų kūno dalis. Kaip aš turiu ranką, tai yra ranka ir man negėda pasakyti, kad tai yra ranka, tai lygiai taip pat aš turiu vulvą. Ir čia aš noriu stabtelt, nes šitas žodis vulva yra kaip naujovė kažkokia žmonėms, ar ne? Ir mano apklausoje tokia statistika yra, 65% moterų painioja žodį vulva su makštimi. Tai yra du skirtingi dalykai. Vulva tai yra tas, kas išorėje, makštis tai yra tas, kas viduje. Ir kaip čia dabar suaugusios moteris, arba koks skirtumas, kaip vadina, ar ne, atrodo. Bet skirtumas yra didžiulis, nes vulva tai, kas yra išorėje, o ten dar yra daug visko, ir klitoris, ir mažosios lytinės lūpos, ir didžiosios lytinės lūpos, ir, žodžiu, šlaplė, ir daugiau visko. Ir
jeigu komunikacijoje su partneriu, galų gale su savimi pačia, ar ne, jeigu aš bandau atrasti, kas man patinka, kas man malonu, aš kalbu apie masturbaciją. Taip. Jeigu aš kažką liečiu ir nežinau, kaip ir numanau, kas tai yra, bet nežinau, kaip tai vadinasi, arba plius minus, tai ką aš turiu padaryti, aš turiu ieškoti tos informacijos ir tiesiog turiu žinoti tam, kad aš galėčiau perteikti savo partneriui, arba tiesiog savo pačiai. Pakalbėkim tada atvirai, žinai, ir kiekvieną tą aspektą. Visų pirma, kartais dar susiduriu, nežinau, gal papasakosi plačiau su tuo, kad žmonės galvoja, tiki, kad masturbacija yra blogai. Ką tu manai? Aš manau, kad masturbacija yra labai gerai. Kodėl? Manau, kad labai gerai, todėl kad yra daugybė priežasčių, kodėl gerai. Vėlgi, jeigu mes pradėsime nuo jaunesnio to tarpsnio, ar neikime vėl per moters tą gyvenimą, tai paauglystė, seksualinės įtampos labai daug, kaip ją nuimti? Jinai tiesiog, kaip žinai, Tai hormonai natūralu. duoda per galvą, ten kalą, jinai Taip, yra. taip, taip. Ką daryti? Tai du variantai. Arba aš turiu lytinius santykius su priešingos ar tos pačios lyties atstovu, Taip. nesvarbu. Arba Arba su aš... savim. Taip, su savim. Jeigu aš turiu santykius su priešingos lyties atstovu, tai yra tikimybė užsikrėsti lytiškai plintančiom ligom, nėštumas, ir kiti nepageidaujami dalykai. Jeigu su savim, nėra. Bet čia yra vėlgi daug tokių mitų, visokiausių ten, pasikeis forma lytinių lūpų, nežinau, žels plaukai ant delnų. Žmonės vis dar to tiki? Taip, yra daug diskusijų apie tai. Aha. Tai žodžiu, jeigu, vėlgi, palikim tą tarpsnį ramybėj, einam toliau, ar ne? Taip. Pakalbėkime apie mūsų amžiaus moteris. Taip, mūsų amžiaus moteris. Bėgam, lekiam, gimdom vaikus, neturime energijos, kartais, o kartais ir dažnai, ne kartais, o dažnai neturime energijos tiems lytiniams santykiams, tiesiog sueičiai. Taip. Ir kartais turime tą norą tada, kada jisai tiesiog ateina. Jis neprivalo ateiti, žinai, tinkamų momentų, kai yra ten, nežinau, visi vaikai miega, namai sutvarkyti, visi lovai, ir čia pagal laikrodį labai tinkamas momentas, užsiimkim seksu. Man iš vis atrodo, apie šią temą reikia, žinai, dar ką pasakyti, kad kai mes esam pradžioj santykio, kažkaip tai viskas vyksta kaip ir natūraliai dėl tų hormonų ir mes įsitikinę esam, kad taip turi vykti visada, kad ta mūsų aistra, mūsų tas libido, jis tarsi yra, arba jis yra, arba aš noriu savo partnerio, taip, arba noriu sekso iš vis bendrai viena su partneriu, nesvarbu su kuo, arba aš nenoriu visai. Ir man atrodo, čia irgi labai svarbu pasakyti, kad visokiausi psichologiniai dalykai, stresas, nuovargis tas pats, tiesiog sumažina mūsų libido, ta pati įtampa, tas pats kabinėjimasis prie savo kūno. Jis nėra tikrai, tai nėra tie dalykai, kurie skatina mus atsipalaiduoti ir mėgautis. Bet jeigu mes to nežinom, jeigu mes nesidomim, jeigu mes pačios savęs nepažįstam, tai tarsi viskas žlugo. Arba yra, arba ne. Ir daug kas sako iš mano klienčių, ką jūs. Arba sako, aš jau seniai nenoriu. Ir man atrodo labai svarbu apie tai pasakyti, kad tas libido, tas noras, tas, žinai, drive'as, ta energija seksualumo, jinai yra labai svarbi gyvenime. Ir jeigu mes jos dabar neturim, mes galim ją pažadinti. Ir tai yra labai svarbu. Ir visų pirma, tada reikia žinot, kur žadint, kam žadint, kada žadint ir kaip. Aš žinai, labai dažnai susiduriu su to, kad moteris sako, jog nori pakeisti, vėl nori geisti savo partnerio, vėl nori jausti tą tokią aistrą. Ir kai aš paklausiau, ką jūs daro dėl to, sako, tai čia natūralu, jeigu aš jį myliu, tai taip turi būti. Ne, daryti reikia, savaime nieko nesidaro. Tai arba tu apsisprendi, kad tu nori pokyčių ir judi tą kryptimį, arba tu tik kalbi ir tada tai ir lieka kalbomis.
Taip, tai iš tikrųjų yra mitas, kad mes visą laiką norim, taip pat norim, ir jeigu mylim, tai norim. Tai visai nesusiję yra dalykai. Visiškai. Seksas gali būti puikus, kai labai myli žmogus, seksas gali būti puikus, kai pirmą kartą matai žmogų ir tikrai jo dar nemyli, o galbūt ir paskutinį kartą matai. Tai tikrai čia yra, tokios nuostatos, kurios iš tiesų gyvena kurias turi vis dar daugelis žmonių. Bet aš noriu grįžti prie masturbacijos. Taip. Mes jo peršokom, bet palėtėm tikrai labai svarbią temą, manau, kad galėsim ir prie jos grįžti. Aš noriu grįžti prie masturbacijos. Ir noriu pabrėžti tai, kad aš pasakiau, kad labai gerai yra masturbacija. Tai nereiškia, kad visi privalo. Yra žmonių, kuriems visiškai to nereikia. Yra žmonių, kuriems visiškai užtenka tiek, kiek jie turi kartą per mėnesį su partneriu ir jiems nereikia iškrauti tos savo seksualinės energijos. Beje, masturbacijos metu mes galime ne tik tą seksualinę energiją išleisti, bet ir tiesiog nuovargį, stresą, įtampą, tiesiog atsipalaidą, skausmą. Taip, menstruacijų metu labai gerai. Labai padeda. Taip, iš tikrųjų, žinai, aš dirbu labai daug su emocijom ir emocijos kartais yra poruojamos, ne? Ir emocijos turi išeiti per tam tikras kūno zonas. Ne? Pavyzdžiui, pyktis yra poruojamas su meile tuo atžvilgiu, ne? Nes jeigu aš pykstu, tai aš noriu ar pamušti, arba griebti, pakandžioti, žinai, rėkti. Tokie yra išeities taškai. Ir tas pats yra su meile, tik tai švelniau. Aš noriu apkabinti, priglausti, paglostyti, bučiuoti, įsileisti žmogų į save, kalbėti apie tą meilę. Ir taip pat yra kita pora, tai yra skausmas ir malonumas. Ir tai bazuojasi būtent toj, žinai, apatiniai čakrai, taip vadinamai. Ir jeigu žmogus patiria labai daug skausmo arba neišleido to skausmo, ne tik fiziologinio, ne, bet ir to emocinio, tai jis negali ir malonumo patirti. Ir kartais reikia atblokuoti ten tas savo smegenis, žinai, nuo tų emocijų, kad tiesiog gebėt patirti. O kartais atvirkščiai, paprasta masturbacija gali padėti tarsi, žinai, atsikratyti kažkokios dalies bent to skausmo. Taip, bet iš tiesų tuo reikia tikėti ir galų gale tai reikia išbandyti, nes vėlgi, nuo to, kad mes pasakysim, tai reikėtų dar ir pabandyti, jeigu, žodžiu, nebandė, tai... Prašau masturbaciją šiandien. Tikrai. Ir parašykit, kaip jums sekė. Jo, ir beje, masturbacija, vėlgi, tai mes čia daugiau kalbam apie tai, kad masturbacija, tai kai aš viena su savimi, ar naudoju žaisliuką, ar naudoju vandens srovę, ar naudoju ranką, pirštus, žodžiu, nesvarbu, tai aš būtent apie tai, nes kai mes liečiame vienas kitą, tai jau ne visai masturbacija, ne, tai jau... Glamonis. Vadinkim, norėjau pasakyti medicininius terminus, bet nesakysiu, žodžiu. Neužkrausiu. Ja. Gerai, o sakyk, gali būti to per daug? Gali būti... Čia yra viena iš baimių, beje, kad jeigu aš savo tą seksualinę energiją iškrausiu, ne, nuo ko mes ir pradėjom, aš nenorėjau su partneriu, o tada, kai jisai buvo budėjime, darbe, aš užsimaniau, žodžiu, savo energiją išeikvojau ir tada kitą dieną jis grįžo, sako, gal, ir aš sakau, ne, ačiū, žinai, aš jau viskas jau. Tai čia yra viena iš baimių, iš tiesų. Šito bijoti nereikėtų, labiau reikėtų bijoti kito dalyko, tai yra dezadaptyvi, tokia masturbacijos rūšis, kurios negali atkartoti partneris, pavyzdžiui, stipri vandens srovė. Nelabai sunku būtų atkartoti partneriui pirštų pagalba šitą būdą, ar ne? Ir tada ilgainiui, kas nutinka, ten partneris kažką padaro ir neužtenka. Ir tada aš išeinu, žodžiu, į dušą ir pasidarau taip, kaip man patinka. Tai su tokiom masturbacijos rūšim reikėtų atsargiai. Arba kojų suspaudimas stiprus, ar ne? Suspaudimas ir kai kurios moteris gali patirti orgazmą. Tai su partneriu tai yra labai sudėtinga. Tai kol jūsų seksualiniam gyvenimui tai netrukdo, kol, taip tiesiogiai pasakysiu, kol jūs lovoje su partneriu galite, esat patenkinta, viskas gerai. Jeigu jau nutinka taip, kad vis tik tai lovoje
jaučiat, kad būtų geriau, kažkaip aš pati geriau pasidarysiu, tai reikėtų spręsti, keisti masturbacijos būdą ir atsisakyti to tokio nenaudingo. Man dar, žinai, dabar gimė tokia mintis, kad tarkim, jeigu yra kažkoks vienas masturbacijos būdas, kuris man tinka, partneris jo negali atkartot, ir tai yra, pavyzdžiui, kaip žinai, viena opcija man, tai pavyzdžiui, jeigu aš tiesiog pati eksperimentuosiu su naujais būdais, žaisliukais, vietomis, pozomis, ane, tai aš galiu atrasti, kad ir mano seksualumas nėra tik tai, žinai, ta viena opcija, o jo yra begalė daug ir tas gyvenimas tampa spalvingesnis. Ir šitas lieka man vienai, pavyzdžiui, šitas su partneriu, čia galiu įtraukti partnerį, juk ir tos kalbos apie tai, kad žinai, ką aš šiandien duše atradau, kas buvo, kaip jaučiuosi, tai jau yra žaidimas, kuris skatina aistros atsiradimą. Bet kaip smagu, kad tu tai pasakei, žinai, aš galvoju, kad daugybė moterų dabar pagalvos, o aš galėčiau atėjusi pasakyti savo partneriui, žinai, šiandien duše atradau. Nes čia mes prieinam prie tokios labai rimtos temos komunikacija poroje, kur, kažkaip... Labai yra keista, nes mesgi į porą susiporuojam būtent dėl to. Iš vienos pusės dėl artumo, dėl malonumo, dėl lytinių tų santykių, negerų. Bet išeina, kad tai yra viena pinigai ir seksas poroj tabu tema, žinai. Toks keistas. Manau, seksas labiau tabu. Kalbėti reikia, bet lengva pasakyti, žinai, reikia kalbėti, aš irgi labai dažnai sakau, kalbėkit, komunikuokit, būkit atviri. Galiu paklausti tavęs asmeniškai tada, žinai, nes kai kalbėti lengva, tu kalbi su partneriu, ar visada kalbėjai, ar kažkas pasikeitė, ar tiesiog, žinai, tokia gimiai, žinai, nesugėdinta ir laisva ir dėl to kalbu. Kaip tavo istorijos tu kalbėjai? Pasikeitė labai. Aš vėlgi grįžtu prie to, kad aš tas pats žmogus be tokio adekvataus tinkamo lytinio švietimo, kur buvo, žinai, nepastok, naudok prezervatyvus ir buvo paaiškinta, kas yra menstruacijos. Ir tai jau ačiū, neblogai. Bet apie tai, kad pavyzdžiui, seksas tai yra malonumas, o ne tik pastotgaliu, ne? Taip, ne tik grėsmė. Jo, ne tik grėsmė, apie tai, kad 80% moterų patiria orgazmą nuo klitoriaus stimuliacijos. Man atrodo, mum apie orgazmą iš vis nekalbėdavo. Ta prasme, aš esu susidūrus su tokia nuomonė iš moters, kuri yra truputį vyresnė už mane, kad jis sako, aš tik neseniai sužinojau, aš nuoširdžiai tikėjau, kad seksas yra santuokai reikalingas pagimdyti vaikam, taip, ir patenkinti vyrą. Jeigu jis nori, tai žmona kaip ir privalo, kaip tas, atlikti tą pareigą. Bet kad moteris gali patirti malonumą, kad tai jai gali patikti, kad jinai čia gali reikalauti, sako, man tik dabar, tai tapo žinoma. Labai keista, ne? Bet nekeista? Nekeista, todėl kad mes, netgi jeigu daugelis iš mūsų sekėjų gimė jau po nepriklausomybės atkūrimo, vis tiek eina tas šleifas, jisai eina ir kažkada pasikeis, bet kol kas tai iš tiesų vis dar velkasi jisai. Ir vėlgi aš grįžtu prie to, kad kodėl moteris gali pačios savo padėti, domėtis, ar ne? Tas pats dalykas, ta pati anatomija, ar ne? Kad dabar galvoju apie tą tavo klientę, kuris sakė, kad, taip pat, ar ne, čia yra makštis, ar ten eina varpa, ten arba darbas, arba pagimdau. Tai iš tiesų, kodėl taip nutiko, kad jinai nepatyrė to malonumo? Todėl, kad jinai greičiausiai neatrado klitoriaus. Ir jeigu jinai būtų žinojus, kad moters kūnas, nuostabus moters kūnas, ir jame yra toks organas kaip klitorius, ir mes matome jį tik jo viršūnėlę, toje vulvoje, matome tik jo viršūnėlę. Jeigu jinai žinotų, kad tai yra organas, vienintelis organas, kuris atsakingas už malonumą. Įsivaizduok, ranka yra... Ir jis yra, reiškia, ne šiaip sau. Ne šiaip sau, jį kažkodėl tai gamta sugalvoja. Žinai, tu sakai, klientė nežinojo, tai man atrodo, čia žmonija neseniai sužinojo.
Pokyčiai yra 1960 metais prasidėjo tokia revoliucija ir mes pradėjome labai aktyviai kalbėti apie tai, kad moteris gali patirti malonumą ir tai, kad jinai patiria malonumą nuo klitoriaus stimulacijos, tai yra normalu, nes prieš tai Freudas kalbėjo apie tai, kad jinai yra frigidiška, jinai kažkokia nenormaliai, jinai turi patirti orgazmą. Tik tai vaginalinio sekso metu, vaginalinio saities metu, tai pažiūrėk, kiek metų praėjo, daugybę metų praėjo, o vis dar ir čia velkasi šleifas, žinai. Vis dar ir čia velkasi šleifas, kad turėtų būti taip ir ne kitaip. Tai noriu priminti, kad yra toks organas, klitoris, kuris yra atsakingas, taip, mes visas jį turim, kuris yra atsakingas už moters malonumą. Ir jokios kitos funkcijos jis neturi. Jokios. Ir jis yra toks pats svarbus ir, kiek žinau, iš to pačio audinio ar ląstelių, kaip ir... Varpa. Varpa. Jo. Galima dar naudoti penis, bet jeigu taip jau lietuviškai, tai yra varpa. Taip. Ir mano 8 metų dukra vadina vyrišką lytinį organą varpą. Man irgi reikės išmokti. Tai aš noriu tavęs paklausti, kaip tu anksčiau kalbėdavai su savo partneriu ir kaip kalbi dabar ir kada įvyko tas lūžis? Man labai padėjo mano gilinimasis į seksologijos srityje. Bet palauk, tai buvo jau po to, kai tapai akušerė? Tai buvo po to, kai tapau akušerė. Kodėl? Ta prasme. Aš žinot, kodėl reaguoju, nes labai noriu legalizuoti. Legalizuoti tai, kad mes nežinom, kad mums gėda ir kad netgi žmogus, kuris turi medicininį išsilavinimą, viską žino ir daug ko matė, vis tiek susiduria su tokiais pat sunkumais. Ir tai yra visiškai normalu. Ir dėl to mes čia ir šnekam. Taip, susidūriau, aš buvau jauna, man buvo gėda pasakyti, nors aš buvau atradus save, aš tikrai buvau atradus savo kūną, aš buvau jį ištyrinėjus, aš tikrai turėjau masturbaciją, žinojau, kad man patinka, kai liečia ten, žinai, kaip ten, tarp kojų, kažkur tarp kojų, bet man tikrai buvo gėda apie tai kalbėti ir tai vardinti ir aš kažkaip labai laukiau iš partnerio. Irgi mitas toks, kad vyrai turi labiau žinoti. Jo, tai jie turi viską patyrę, bet ir tau kažką ten padaryti. Bet iš tiesų labai blogai, kai mes taip galvojam, nes jeigu aš sutikčiau dabar partnerį, kuris prieš tai draugavo, gyveno su tavim, turėjo lytinius santykius, ar ne, ir staiga mes su jo taptume pora, ar nebūtinai, ir jis darytų taip, kaip patiko tau. Kaip tu jam sakai, daryk taip, liesk ten, aukščiau. O jeigu aš dar net nesakydavau. O jeigu dar net nesakydavai, tai jisai, aš mėgstu tokį palyginimą, kaip aklas kačiukas, kuris, žinai, bando kažkaip... Ir dar jeigu aš neatreaguoju, arba dar jeigu aš pasimuliuoju, kad man tai patinka. Čia labai svarbi tema. Tai iš vis labai blogai. Bet grįžkim prie to, kad draugavot jūs, jisai viską darė gerai, ten tu tiesiog eidavai iš proto. Atgalinis ryšys labai geras. Taip, labai geras atgalinis ryšys ir jisai, ir žodžiu, mes su juo susitinkam ir jis atkartoja tą patį. O man tai visiškai ne, man, ta prasme, nes aš ne tu ne aš ir man nepatinka taip, man reikia švelniau, man reikia stipriau, man... Sakykime, kitaip tiesiog jo reikia. Ir jeigu aš jam to neiškomunikuoju, jisai galvoja, kad, kas yra negerai su manim. Ne su juo, nes jisai tai turėjo patirtį kažkokią. Tai va čia nebuvo komunikacijos ir tai gali tęstis metais, kas yra baisiausia. Bet žinai, va čia dar reikia, man atrodo, pasakyti, kad mes kartais taip tikim. Ir irgi, kas yra klaidinga, kad tas, nežinau, pirmas kartas su nauju partneriu, ten antras, kažkoks tas pirmas laikotarpis, jis tarsi yra parodomasis. Va toks, tipo, fainas ar ne, imam ar ne, žinai, tęsiam ar ne. Kas irgi yra netiesa, nes aš manau, kad tam geram seksui, malonumui reikalingas ne tik tai tas, nežinau, pasitikėjimas, kuris įgaunamas yra su laiku, atsipalaiduoti ir visa kita, bet ta pati komunikacija. Ir pirmą, antrą, trečią kartą tiesiog nerealu yra visko iškomunikuoti, išbandyti papasakoti, prisiderinti kažkaip. Visiškai sutinku. Vertinti
kokybė pagal pirmą, antrą ar ten netgi trečią susitikimą sueiti turbūt, būtų neteisinga. Nors iš tiesų kartais taip nutinka, kad ta chemija suveikia, viskas būna nuostabu. Ir aš beje čia kalbu ne apie savo asmeninę patirtį, o kalbu, dalinuosi žiniomis iš seksologijos srities, nes aš esu taip pat sertifikuota seksualinės sveikatos specialistė. Tai tikrai dalinuosi tomis mokslų grįstomis žiniomis ir praktikomis ir moksliniais darbais. Tai visai būna, bet tikrai, kad tie pirmi kartai, jie galbūt tokie daugiau būna aistros, bet gali pasirodyti, kad nieko gero čia nebuvo. Tai nereikėtų taip vertinti, nebūtina taip vertinti, tai visiškai yra normalu. Ir dar noriu pasakyti apie tą komunikaciją, mes vis vardinam tai komunikacija ir toks gali susidaryti įspūdį, žinai, kad susitikom ir aš sakau, žiūrėk, man patinka, kai tu, klitoris, čia aukščiau lieti. Skaityk namuose. Skaityk, žiūrėk, aš čia tau nuotraukų parašiau. Tai ta komunikacija, jinai nebūtinai turi būti verbalinė, nebūtinai žodžiais, mes galime savo kvėpavimu, alsavimu, ar nesiųsti signalus partneriui ir lygiai taip pat gauti tos signalus iš partnerio. Tai, jinai tikrai, bet jinai tiesiog turi būti. Ir dar labai svarbu neimituoti ir neklaidinti vienas kitam. Partneriams neklaidinti, kad man čia tai patinka, o iš tikrųjų, o Dieve, greičiau jau man mozolių toj pritrinsi ten, žinai, Kaip manai, kodėl moteriams taip svarbu yra imituoti? Ir klaidinti, ir vaidinti? Aš netgi žinau, aš dariau tokią apklausą pas save, tai netgi žinau tą statistiką iš mūsų Lietuvos moterų, jau ne pasaulinę, o todėl, kad didžioji dauguma moterų nenori įskaudinti vyro, todėl kad vis dar yra tas mitas, apie kurį mes ir kalbėjom, kad vyrai lygtais turėtų, vis tiek, jie turėtų gimti su tokia, mačio. Ir jeigu jis ten nepataiko, tai maždaug, kaip aš jam pasakysiu, o ypač sunku pasakyti, jeigu, įsivaizduok, 15 metų, ar ne, praėjo santuokoje ir staiga aš jam pasakysiu, šiaip čia kažkaip nelabai. Tai va ta baimė, bet iš tiesų, kuo ilgiau mes bijosim, kuo ilgiau mes imituosim, tuo labiau nukentės mūsų santykiai, visi santykiai. Žinai, aš norėčiau būti tokia egoistė šiek tiek, net ne apie santykius eina kalba, nors ir jie nukenčia be abejo, nes jeigu aš jaučiuosi nepatenkinta, tai ir santykiai gali nukentėti, bet aš sakau, norėčiau būti labiau tokia egoistė ir pasakyti, kad nukenčia mūsų pasitenkinimas, mes prarandame galimybę jausti malonumą. Kodėl? Matai, net aš tave pasikviečiau visą kitą, bet įsijungusi į pokalbį, veikiu pagal tą, žinai, paterną savo, kad nukentės santykiai, tada ta dalis nukentės, o moterisgi atsakinga už tos santykius, žinai, ir tas toksai užsivedžiau ir dabar tu mane gražini, žinai, ant žemės atgal, kad nukentės visų pirma tavo malonumas. Ir tai irgi yra labai svarbi tema, žinai, nes moteris tarsi privalo galvoti apie šeimą, apie santykio kūrimą, apie tą, žinai, ugnį, gerai, ten viskas tvarkoja, būkit seksualios, bet čiagi dėl santykio, čiagi dėl tokio kilnaus tikslo. Ir labai sunku, gėda, netgi atrodo neįmanoma pripažinti, palaukit, čia dėl manęs. Aš noriu patirti malonumą, aš noriu žinoti, kaip man patinka, aš noriu tiesiog patirti malonumą, nepriklausomai nuo to, įtakos bus išvis tie santykiai ar ne. Kaip manai, ar reikėtų perjungti moteris į tą tokį egoistišką režimą, kai jos sakys, klausykit, mano, žinai, Samanta iš Seksas ir miestas, mano lytinis gyvenimas, mano malonumas yra svarbus, visa kita vėliau. Ar tai visgi gali kelti grėsmę? Taip, nes atrodo, jeigu aš šitą sau leisiu, arba šiaip visom dabar papasakos ir visos tokios taps, žinai, laisvos, ką noriu, tą darau, aš atėjau čia dėl malonumo, taigi sugrius, nežinau, pusę pasaulio, sugrius visas tas mitas apie padorę moterį, apie gerą moterį, gerą mergaitę ir taip toliau. Žinai, ta nuostata, kad moteris tai yra mama, žmona, tokia tyra, gera, židinio kurstytoja,
viskas yra gerai. Ir daugeliui moterų tas tinka ir patinka. Ir mes neprivalome, žinai, pasakyti, kad visos moteris staiga turėtų galvoti tik apie save. Nes tikrai yra moterų, kurioms taip norisi, joms taip reikia. Ir tai yra puiku. Bet yra kita dalis moterų, kurioms tai yra primesta visuomenės. Tiesiog primesta, tas pats šleifas, žinai, vis dar ateina. Tas taip nenori, bet kaip ir negali pasakyti, nes, kaip dabar, arba kaip aš čia dabar 15 metų buvau tokia žmona ir staiga supratau, kad aš kitokia, kad aš noriu kitaip. Aš kalbėjau apie tą egoizmą, tai ne iš tos pusės, kad staiga visos moteris turi sakyti, man 100 metų, aš išvažiuoju su draugiam mėnesiu į Havajus, o tu čia, žinai, daryk kaip nori. Aš labiau kalbėjau apie tą tokį egoizmą, kad jeigu aš noriu patirti malonumą, tai aš bandysiu kažką daryti. Ne šiaip svajosiu ir galvosiu apie tai, o bandysiu kažką daryti. Su partneriu, arba su juo neišeina. Taip, ir kas labai dažnai būna, jeigu nelysim mes į tą neištikimybių temą, aišku, bet kas labai dažnai būna, kad gal čia ne tas, gal aš rasiu tą, ir vėl ne tas, o tai gal va šitas jau mane atras. Tai, tos atsakomybės partneriui nereikia permesti, nes niekas nėra atsakingas už mūsų malonumą. Nebent aš labai aiškiai iškomunikuoju partneriui, kas irgi būna, iškomunikuoju partneriui, aš norėčiau taip, kitaip, aš manau, kad atradau duše būdą, gal mes galėtume kartu, jis sako, ne, žiūrėk, tikrai nesiruošiu aš čia daryti kažkokių nesąmonių ir buvo gerai, lova 3 minutės ir išsiskirstam, ko tu nori. Tai tada jo, reikėtų gal pasvarstyti, ar aš noriu dar ten savo likusią gyvenimo dalį praleisti su šitu vyru. Jeigu jisai neatliepia mano poreikių. Tai yra labai svarbu. Čiagi ne tik apie malonumą ir tokį, žinai, norėčiau malonumo. Čia yra apie tai, ar žmogus tave girdi, ar jis mato, ar tu jam esi matoma, svarbi. Bet netgi jeigu aš neturiu šalia žmogaus, vis tiek už tą malonumą esu atsakinga aš. Ir jeigu aš noriu pokyčių, aš ieškau tų būdų, kaip man gauti tą malonumą. O jeigu aš turiu partnerį, tai malonumas santykiams geras seksas. Tiesiog kalbėkim savo žodžiais. Geras seksas. Ir seksas tai nebūtinai reiškia, kai ten tos 3 minutės varpa makštyje ir žodžiu, arba ne 3 minutės, 20, nesvarbu kiek ten išeina, bet seksas tai yra daugybė sekso rūšių, ar ne? Tai ir vaginalinis, ir oralinis, ir analinis, ir žodžiu, ir fingeringas, ir daugybė, viskas eina, nes labai dažnai žmonės taip, išgirsta seksas ir taip ir įsivaizduoja, kad čia tas sueitis. Ne, tai nėra tik tai sueitis. Ir nuklydau šiek tiek, grįžtu į tą malonumą ir jeigu moteris, tas egoizmas ar ne, tai aš net nežinau, ar tai yra egoizmas, todėl kad tai duoda tik naudos tau, tik naudos tavo partneriui, tik naudos tavo šeimai, nes jeigu aš atlieku žmonos pareigą, žiūrėk, kas nutinka, 5 metus aš ten skaičius bet kokius sakau. 5 metus aš tai atlieku. Tada man ateina jausmas, kad aš nenoriu taip, man nepatinka. Aš jaučiuosi galbūt prievartaujama. Nors iš tiesų taip nėra, ten partneris tikrai neprievartauja, bet tu tiesiog tai atlieki kaip funkcija. Aš nejaučiu nuo to malonumo, tai yra darbas ir ilgainiui mano smegenyse užsifiksuoja toks momentas, kad tai yra darbas. Kodėl aš po darbo dar turiu darbą daryti. Dar čia dėl jo kažkas stengtis. Ir dar dėl jo. O jeigu tai būtų seksas lygų malonumas, tai mano smegenyse kas būtų? Kada? Aš atsipalaiduosiu. Taip. Aš pailsėsiu. Galbūt nebus visada tokio kada, nes dabar, žinai, mes galim sudaryti tokį įspūdį moteriams, kurios, iš tiesų nori, joms patinka seksas, o taip, kodėl aš neturiu to klausimo, kada, nes mes tikrai ne visos ir ne visada, ir neprivalom visada, žinai, galvoti apie tai, norėti to, bet atrasti tą savo malonumą yra tikrai labai svarbu, nes
Kitaip asociacijos bus negatyvios, o jeigu negatyvios, ilgainiui, žodžiu, aš vengsiu, o paskui šis paduosiu skyryboms, nes nebegaliu, viskas, aš nebegaliu. Tai atrasti tą savo malonumą, komunikuoti su partneriu, keisti, eksperimentuoti, aš manau, kad yra būtina. Kas tau padėjo atvirai pakalbėti gal pirmą kartą su savo partneriu apie kažkokį tai tavo poreikį, apie kurį anksčiau negalėdavai pasakyti? Šis senokai buvo. Bet mes daug metų draugavom, paskui susitokėm, susilaukėm vaiko ir nežinau, ar tai yra gerai, kad aš atskleisiu tam tikras intimes vietas, ne tik tai savo, bet ir vyro. Jo, bet ir partnerio. Bet nelengva buvo ir jam. Aš tikėjausi, kad jisai kažkaip žinos, darys, o jisai ten bandė ir nepataikydavo, aš neduodavau atgalinio ryšio. Ir tikrai ta trintis buvo ir gana ilgą laiką. Ir lygiai taip pat iš mano pusės. Aš irgi nėra taip, kad patenkinti reikia tik tai moterį, nes vyrai irgi yra skirtingi. Ir tai, kad aš ten vienam patinka vienokia stimulacija, kitam kitokia, tai lygiai taip pat ir su juo man buvo kažkaip gėda, nesmagu paklausti, o tai kaip tau patinka, ar man čia stipriau suspausti, ar man čia švelniau. Ir kažkurio metu tiesiog natūraliai mes prisitrynėm, atradom galbūt neverbalinės kalbos pagalbą ir kai supratau, kad, žiūrėk, vat jau kaip ir, bet dar truputėlį, vat aš norėčiau kažko ir aš pasakiau. Pasakiau tokie turbūt visur išraudus, net neprisimenu tiksliai. Ir jis sako, tai okei, tai aišku. Ir tada, žodžiu, padarė taip, kaip aš norėjau ir aš galvoju, po galais. Kodėl anksčiau čia neužtruko 15 metų, ačiū Dievui. Bet lygiai taip pat, ir taip pralaužėm, mes tuos ledus pralaužėm. Ir tada jau ta komunikacija buvo daug lengvesnė, o kai aš pradėjau domėtis seksologiją, tai iš visi ledai prasilaužė ir apskritai paskui su metais moteris, jinai, taip sakant, atranda save, ar ne, ir gal ir to gėdos jausmo būna mažiau. Ir labai dažnai moteris, kurios, yra antroji ar ten kažkelintoj tai santuokoj, kai jau ten ne 18 susitiko ir tą visą savo kelią nuėjo, nors ačiū Dievui būna ir labai sėkmingų istorijų, ir 18 skirtingų. Bet kalba apie tas antras santuokos ar partnerystės ir sako, kad jeigu aš būčiau tai darius su pirmu partneriu, tai būtų viskas buvę kitaip. Bet to nedariau. Kodėl nedariau? Todėl, kad niekas nesakė, nes aš nežinojau. Ir nesakė nei man, nei jam. Ir mes abudu tokie savamoksliai, kažkur kažką gal draugė kažką pasakė, o gal ir nepasakė, nes tai gėda apie tai kalbėti. Tai va tas lytinis švietimas, vėl grįžtam, lytinis švietimas suaugusiems. Sakei taip pat, kad reikėtų paimti veidrodėlį ir pažiūrėti į save. Pamatyti save visą. Nes kartais atrodo, kad ta zona yra, kaip žinai, akla, kaip mašinai važiuoja, tarsi jinai yra, bet tu jos nematai. Kodėl tai yra svarbu? Kodėl svarbu paimti ir man atrodo, tai nėra lengva. Aš kai pirmą kartą tai dariau, tai buvo tiek emocijų sukėlęs dalykas, tokių, žinai, visokio iškart. Ir netgi norėsi sprukti, žinai, nuo tos tokios akistatos. Kodėl manai, kad tai yra verta tą daryti ir svarbu? Praktika veidrodis, naudojama ne tik tai veidrodis apžiūrėti genitalijas, yra tokia praktika ir šiaip žiūrėti veidrodį ir sakyti savo, kokia aš graži, ten pozityvius dalykus, bet jeigu mes kalbam apie lytinius organus, apie genitalijas, tai daugybė moterų nepriima savo lytinių organų, todėl kad natūraliai mes neturim tiek kontakto su savo lytiniais organais, kiek, pavyzdžiui, turi vyrai. Taip mes sukurtos, ar ne? Tai netgi jeigu mes, kai prausiamės, jas liečiam, ar ne, kai intimę higieną atliekam, ar depiliaciją, ar kažkas, tai vis tiek yra ne tas pats. Vis tiek mes neturim tiek to kontakto, o kontaktas yra labai svarbu tam, kad aš priimčiau tai, kas yra pas mane tarp kojų.
Pripažinčiau, kad tai yra svarbu, kad tai atrodo taip, o ne kitaip ir kad su to viskas yra ok. Ir vėlgi aš net nebejoju, kad daugelis klausytojų, moterų dabar sakys, nu kokia čia nesąmonė šneka. Ta prasme, aišku, kad aš priimu, aš tai turiu, aš žinau, aš su to gimiau, aš moteris. Bet iš tiesų, atlikusios praktiką veidrodis, jos tiesiog pasimeta. Pasimeta, nes išnagrinėja viską, ką mato, neskubant, iš lėto. Ne tiesiog, kad aš turiu makštį ir tai net ne vulva, o makštį. Ir tiek. Sakytų ir tiek, ne, ir ten atlieka bet pažiūrėti, apžiūrėti, kaip tai atrodo, leisti savo laiką pagalvoti, nes labai daug yra visuomenės primestų, pornografinių filmų primestų, stereotipinių tokių vaizdinių, kaip tai turi atrodyti, ne ten, kad pigmentacijos nebūtų, jau plaukai tai gink dieve, lytinės lūpos vienodos, simetriškos, niekas neišlindė, ten mažosios vidinės lytinės lūpos jau gink dieve, nedidesnės. Ir daugybė tokių momentų, kur moteris, jo, kaip ir turiu, bet, nelabai man patinka. Bet kai tau nelabai patinka, yra vienas bet. Kaip tu gali atsipalaiduoti lovoje, kaip tu gali leisti partneriui atlikti tau, liesti, laižyti, ar ten, kai tu ištisai galvoji, o Dieve, tai kaip ten atrodo. Kada šitas baigsis egzaminas, žinai? Kada neįmanoma atsipalaiduoti, neįmanoma, tiesiog tu jauti tai kaip grėsmę. Tai būtent tas susitaikymas, draugystė su savo lytiniais organais, jinai yra labai svarbi. Nes jeigu mes taip kaip vyrai turėtume išorėje, ar ne, mūsų lytinius organus, kiekvieną kartą šlapinantis, laikytume, čiupinėtume, pažiūrėtume, pamaigytume, tai manau, šitos problemos tokios nebūtų. Nors vyrai irgi beje turi tą savų niuansų. Dydis labai, irgi pornografinių filmų, žinai, tą neigiamą įtaką, kad mano per mažas. Nors jau seniai yra žinoma, kad dydis tikrai nėra svarbus. Aš nekalbu apie mikro varpas, bet iš principo dydis tikrai nėra svarbus. Ir netgi jeigu yra labai didelė varpa, tai daugiau problemų tik tai gali pridaryti negu naudos, negu malonumo. Tai va, tai ta praktika veidrodis, pasiemi veidrodį, atsiguli arba atsisėdi ir apžiūrinėji, geriau, kad būtų didelis veidrodis. Ir žiūri, be jokios kritikos, žiūri, kaip atrodo klitoris, kaip atrodo tavo šlaplė, kaip atrodo, kur koks plaukelis išlindęs ar neišlindęs. Ir tiesiog tu tai priimi. Labai gal nesiplėsiu, nes tu yra modifikuotų šitos praktikos visokių versijų, tai pas mane socialiniuose tinkluose, Instagram'e yra šita praktika aprašyta. Ir tikrai gavau tokį labai gerą feedbacką, kad lygiai taip pat kaip tau, daugeliui moterų, nebuvo lengva tai daryti, nors galvojo, kad bus, tai kas čia, ko aš čia nemačius, ką aš čia, aš ten pati savo depiliaciją darau, tai ką aš naujo pamatysiu. Ir pamato, kad nepatinka ir tas, ir anas. O ką daryti, jeigu pamato ir nepatinka? Čiagi tada išeina, kad darėm praktiką, kad malonumą patirtų, dabar dar blogiau. Tai du variantai. Arba aš pažiūriu, matau, kad man nepatinka ir aš savo sakau, aš noriu pakeisti. Ir aš einu pas plastikos chirurgą, pas ginekologą ir kažką ten trumpinu, balinu, leidžiuosi ir taip toliau. Arba aš to nenoriu, bet man vis tiek tai nepatinka. Tuomet aš bandau priimti tą savo kūną. Ir iš principo susitaikyti su tuo. Tai vėlgi ta modifikuota praktika, kai aš žiūriu į veidrodį, žiūriu į tą vietą, kuri man nepatinka, užsimerkiu ir liečiu užsimerkus. Liečiu, tam, kad suprasti, kad šita vieta jinai yra gyva, jinai nėra nejautri, tai kad jinai man nepatinka, nereiškia, kad aš negaliu nuo jos patirti malonumą. Vėl atsimerkiu ir vėl žiūriu. Žiūriu, kas nepatinka, bet čia ne vienkartinis.
Šita praktika yra nuotykis, kelionė. Kelionė, taip. Ir iš tiesų aš sakau, kad pradedam ten 5 dienas iš pradžių, kiekvieną dieną, paskui padarom pertrauką, paskui vėl kažkiek dienų pakartojam. Tai tol, kol aš priimsiu, tol, kol aš suprasiu, kad šita vieta nors ir man asmeniškai nėra tobula, jinai yra vis tiek puikia. O kartais moterims tiesiog reikia partnerio įvertinimo. Ir vėlgi yra tokia statistika, kad mes apskritai moteris kritiškiau žiūrime savo išvaizdą, čia riebaliukas, čia kaip ir minėjau, celiulitas jo kažkoks, tai viskas. Kas irgi trukdo, čia yra apie tą patį kūno priėmimą. Žinoma. Aš pastovi klientėms, žinai, sakau, seksas neturi būti gražus. Jis negali būti gražus, jis yra negražus. Kliuksi ten kažką. O labai dažnai mes ir nepatiriam to malonumo, būtent dėl to savo kūno nepriėmimo, ne tik tai toj vietoje, visose vietose. Ir tada visą laiką galvojam, kaip atsisės, kaip atsistot, kaip įtraukti ir koks gali būti malonumas, jeigu aš tik bandau save atitaikyti, kad aš atrodyčiau, o nebūčiau. Ir va tas momentas, kai aš tiesiog, kaip tu sakai, žinai, užsimerkiu ir liečiu, aš tarsi esu tame, galiu patirti, ką reiškia, kai šita vieta yra pripažinta ir priimta. Pripažinta, priimta, o kartais, sakau, užtenka partneriui pasakyti, kad, žinai, būtų labai paprasta paklausti, žiūrėk, o tu matai, kai aš pasilenkiu, kad mano ten papilvė, ar ten mano krūtis kabo, jo, ar ten dar, tas, kas mane trikdo. Bet paklausti, to atrodo, kaip jis dabar ten žiūrės, tik tai ir matys. Dabar ten žiūrės. Bet šiaip iš tiesų, jeigu ta komunikacija yra tokia laisva, paimti ir paklausti apie tai yra sveika. Nes greičiausiai partneris sakys, kad jis tikrai to nemato, jis tikrai į tai nežiūri, bet gali būti, kad pasakys, kad mato. Žinai, mano klientas labai dažnai sako, mano vyrui viskas gerai. Jis sako, kad aš jam tinku, aš jam patinku, viskas yra gerai. Bet aš vis tiek žinau, kad aš ten stora ar pilvas ar dar kažkas. Ir čia, žinai, partneris gali kiek nori sakyti, bet kartais reikia realiai pakeisti, užtildyti tą kritiką, žinai, viduj. Ir leisti savo gyventi, nes, kaip tu sakai, klitoris jis yra dėl malonumo. Reiškia, aš galiu, man duota tą teisę ir jinai neturi kažkokių standartų. Ne, neturi. Labai įvairūs, labai skirtingi dydžiai, formos, labai skirtinga. Tik tai, žinai, tu labiau eini per tai, kad, toks priimti save. Bet aš neatmeščiau ir tos galimybės moteriams, kaip ir sakiau, tas 2 galimybės galbūt ir keisti. Aha. Nes tas toks body positive judėjimas, jis kaip ir neblogai, bet labai dažnai mes kalbam apie sveikatą. Žinai, jeigu aš sveriu 120 ir aš netrodau savo lytinių santykių metu kažkokia patraukli, seksuali, tai ką aš darau dėl to? Ką aš dėl to darau? Ar aš bandau mesti svorį, ar aš keičiu gyvenimo būdą, žodžiu, sportuoju ir taip toliau. Jeigu aš tik tai skundžiuosi ir nieko nedarau, tai čia tada yra klausimas. Galima eiti, aišku, tada ir per tai, kad priimti save tokia, viskas gerai, bet aš vis tiek kaip medikė norėčiau šitoj vietoj taip švelniai, bet kad nepamirškit, kad sveikata, fizinė sveikata yra labai svarbu. Jeigu aš sveriu 120, mano libido gali vien nuo to kristi. Taip, hormoninis fonas sutrikęs ir taip toliau. Bet žinai, tas body positive irgi žmonės klaidingai supranta. Tai nėra apie tai, kad, viskas pas mane blogai, sveikata šlubuoja, bet vis tiek aš tave mylėsiu. Tai kaip tik yra toks, aš nežinau, vaikiškas labai požiūris toksai, kad ir jis yra apie pasipriešinimą. Aš nedarysiu dėl sveikatos nieko. Jūs ten man linkit, o aš nedarysiu. O tikrasis body positive, man atrodo, yra apie tai, kad man nepatinka, žinai, ten pilvas, koja ar vulva, bet aš ją priimu, myliu, pastebiu ir tik tada galiu keisti. Nes jeigu aš kažką, žinai, vaidinu, kad šito nėra, arba jeigu žiūriu į veidrodį, nesvarbu į kurią dalį, save visą ar kažkokį, žinai, gabaliuką, ir aš jo nekenčiu, kaip aš galiu padėti tam, ko aš nekenčiu? Tai yra neįmanoma. Tai man dėl to atrodo, kad pirmas yra priimti, kad netgi jeigu aš sveriu daug, aš turiu teisę
į malonumą, į seksą, į atsipalaidavimą. Aš turiu teisę liesti, aš turiu teisę netgi jeigu, ir va ten kiekviena savo tą jeigu gali rašyti. Taip, sutinku. Visos kūno dalis yra, na, leiskime žemyn vėl. Ja. Grįžkime prie mūsų temos, visos kūno dalis nuostabios ir tas, kas yra, tas, kas apima vulvą, ar ten, nežinau, tiesiog va ta mūsų apatinė dalis, ar ne, tas tarpkojis. Apatinės čakras. Na, aš matai visą laiką mokslo grįsta informacija dalinuos, man labai tas čakros iš karto. Kokios čakros? Apie ką tu? Tai vat man viskas puiku pabėgti. Mes skirtingos ir tai yra nuostabu. Bet ir vėl, žiūrėk, aš čia va, tiesiog noriu, čia ir vėl tu mane pagavai mano tų paternų, nes kai aš tai vadinu apatinės čakros, tai čia yra mistika kažkokia. Ir vėl to dalyko nėra. Mistika. Tai va, dėl to labai gerai, kad mes visgi, žinai, ir ant mano pavyzdžio jūs galite pamatyti, kaip tai, žinai, atrodo, kalbu jau čia tokia atvira ir, žinai, pabėgo. Taip, čia nėra apatinės čakros, tai nėra, žinai, mistika, tame nėra kažkokios magijos, tai yra sveikata, tai yra mūsų kūnas ir mes tai turim ir apie tai reikia kalbėti, į tai reikia žiūrėti. Ir kaip mes norim tai pagerinti, kad tai pasikeistų. Vėlgi sakau, nes man visą laiką norisi, nežinau, galbūt aš tokia labai stačiokiška pasirodysiu, galbūt, ar ne, bet jeigu man tai nepatinka, nu tai ką aš darau, aš labai daug gaunu žinučių, kad man ten kažkas, ar jūs kreipiatės į gydytoją, ar jūs ką domėjotės, kas tas, jo, kokio jis dydžio, žodžiu, tai nežinau, nu, vat kažkas, tai toks labai paviršutiniškai kaip ir trukdo gyventi, bet lygtais norėtų, kad kažkas išspręstų tai, kažkas tai išspręstų, bet jeigu aš pati neįdėsiu pastangų, tai... Žinai, kai kalbam apie priėmimą kūno savęs, tai reikia priimti ir tą faktą, kad aš noriu būti pakeista. Taip. Ir žmonės turi irgi tai priimti, kad tai mano sprendimas. Taip, tikrai taip. Tai tie aplinkiniai turiu omenyje. Tik čia galbūt reikėtų atskirti, kai mes tai darom dėl tų aplinkinių. Ir kai darom dėl savęs. Jo, čia labai svarbus klausimas, dėl ko aš tai darau. Ir vėl čia norėčiau, kad įsijungtų egoizmas. Ir aš tai darau dėl savęs. O šiandien tik dėl malonumo. Tik dėl malonumo. Daryti reikėtų, manau, iš principo dėl savęs. Bent jau aš tai tikrai taip darau ir man tai padeda. Žinai, dabar tu kalbėjai ir aš pagalvojau apie savo aplinką, apie savo draugus, apie savo... netgi pažįstamas, netgi kolegas, bendradarbius. Šiaip jau yra įprasta visiems, kad jeigu yra Marija, tai yra ir sekso temos. Iš pradžių tai būdavo toks, nu kaip čia dabar, žinai. Ir vėl tą. Ir tai nėra, kad aš pasakoju apie savo, vakar ten tą padarėm. Ne, jokių būdų, arba klausinėjau, kaip jie ten ką nors daro. Bet tiesiog tos temos kažkaip natūraliai išsirituliuoja. Ir per tuos kelis metus aš tikrai pastebėjau ir savo aplinkoje visiškai, kad tai tapo norma. Kad tai tapo norma ir kad mes labai laisvai apie tai diskutuojam. Ir aš kartais pagalvoju, nu va čia kaip su tais paaugliais, kur, žinai, apie lytinį švietimą, tas lytinis švietimas, arba ten pokalbiai apie seksą, tai nėra vieno prisėdimo, žinai, pokalbis, o tai yra toks ilgalaikis. Tai va, aš manau, kaip tai taps norma, galbūt ir mes jau žengiame žingsnį, ar ne, tą linkme, mūsų dėka. Taip, kas dar? Mūsų dėka, kai po truputėlį tai taps norma, tai tie pokyčiai ir vyks, nes jeigu apie tai niekas nekalbės, tai ir pokyčių nebus. Palieskim dar vieną temą tabu, aš manau, nes mes dabar kalbėjome daugiau kontekste tame poros, bet yra daugybė moterų, kurios yra vienišos. Ir čia atsiranda, jos gali, žinai, klausytis tavęs, manęs ir sakyti, okei, tai jums čia gera kalbėti, ten, žinai, šitą daryk, aną daryk, o ką man daryti? Ir tada ir vėl iškrenta, pavyzdžiui, tu kalbėjai pradžią, ne, kad ten būna antra santuoka, tai čia jau aš taip, bet jau elgiuosi vienu žodžiu kitaip, protingiau negu ten toj pirmoji. O jeigu antros santuokos nėra, ir moteris yra jauna, jinai turi noro, ir čia irgi atsiranda labai daug baimių, kiek yra normalu.
o jeigu aš neturiu partnerio, tai man masturbuotis ar geriau su kažkuo. Ir ten, Su kaimynu. Balta, aišku. Nu, kažką sugalvoju. Ne, juokauju. Tai vad, yragi daugybė mitų, ne, apie tai, kad, nežinau, partnerių skaičius įtakos mano ir vėl tą dieviškumą, tą, žinai, moteriškumą. Sugadins mane, kad ten dar, iš visos tos temos. Tai, žinai, sako, gerai, jūs ten kalbėkit, bet o man tai išeities nėra. Arba tada, žinai, yra kita problema, kurią aš apčiuopiau su savo klientėm, kurios yra panašaus amžiaus kaip aš, po skyrybų ir jos jau atsigavo nuo skyrybų ir jom pradeda rūpėti tie, tarsi nauji santykiai, žinai, pradeda apie tai galvoti, klausinėja manęs taip atsargiai, ne apie seksą, tiesiog apie pažintį. Ir suprantu dėl ko, nes jeigu aš noriu toliau būti ta tvarkinga, gera mergaitė, taip ir toliau, gerai, biški pagadinta, bet vis tiek, dar, žinai, ne iki galo. Tai tada aš turiu, eidama į pasimatymą, labai stipriai apgalvot, su kuo aš čia sėdžiu, ten tinkamasis ir ne, ir padaryti tą sprendimą, įeiti į intimų kažkokį ryšį, tik tai su labai jau atrinktų personažų. Ir čia būnagi dvi, žinai, galimybės. Kažkas pavyks, bet gali būti taip, kad pats žmogus nėra tinkamas. Dėl vertybių, dėl kažkokių ten, nežinau, priklausomybių, dar kažko. Bet kadangi aš laikausi tos minties, kad aš turiu būti padori, žinai, jeigu ne vienas, tai tik tai 2 pas mane buvo, tai aš laikausi už to vyro labai stipriai, tik tai dėl to, kad nebūtų ten, nežinau, 5, 6, 13 ar kažkokio tai. Ir kartais aš matau tokį, žinai, išgąstį moterų akise, tipo, kad aš privalau taip sprendimą padaryti tinkamai, žinai, ir tas irgi trukdo. Ir atrodo, kad jeigu jinai tiesiog pripažintų, kad jinai tiesiog nori sekso ir tiek, ir jis neprivalo atitikti kažkokių visų dalykų, ir su juo gali būti kažko, next, žinai, o čia gali būti santykiai ir jie bus su tuo, kuris man tinka visur, o ne aš turiu prisitaikyti. Man atrodo, tai irgi yra tema, kur jeigu pavyktų mums atburti truputį, žinai, tai būtų visiems kur kas geriau. Aš sutinku su tavim, tik aš noriu pasakyti, kad moteris, kurios turi kurių tokios yra vertybės, ar ne, kad jeigu seksas, tai turi būti meilė, jausmai, santykiai rimti, taip galvoja dėl tam tikrų priežasčių. Galbūt tai auklėjimas, galbūt tai tikėjimas, ne? Galbūt tai kažkokios kitos. Sociumo primesti kažkokie reikalai. Taip, tikrai visuomenės mūsų ir ne tas. Ir mes su tavim dabar staiga pasakiusios, kad ne, žiūrėk, viskas yra normalu, tu nori sekso, tai tik tai, žinai, prezervatyvas svarbiausia, kad ten lytiškai plintančios ligos ir nėštumas, ne. Mes to nepakeisim. Jeigu moteris jaučia, kad jinai yra kaip spąstuose, jinai negali, kaip ir poreikis yra masturbacija vis tiek niekada neatitiks to, žinai, kūniško, to tokio emocinio ryšio, tiesiog lietimo vienas kito, dėja, mes to nepakeisim, joks vibratorius nepakeis žmogaus. Gal tokia realybė. Kol kas bent jau. Gal gerai. Gal ir gerai tam tikrose situacijose. Čia turbūt reikėtų kalbėti daugiau apie darbą su psichoterapeutu, nes aš beje esu šiuo metu psichoterapijos, kognityvinės elgesio terapijos kandidatė, studijuoju ir čia gali būti ilgas darbas. Tai sakyčiau tikrai pasvarsyti apskritai psichoterapiją kiekvienam iš mūsų būtų labai gerai, bet čia dabar nesustosiu šitoje vietoje. Jeigu yra moteris, kuri neturi šitų tokių gilių įsišaknyjusių vertybių, kad aš nežinau, bet jinai neturi žinių, elementarių žinių, pavyzdžiui, kad jeigu yra toks mitas, beje labai gajus, ir aš net netaip seniai skaičiau vieno ganėtinai garsaus specialisto straipsnį, kuris rašo, kad moterims ilgą laiką neturėti vaginalinių lytinių santykių su vyru
yra negerai, todėl kad mažajame dubenyje formuojasi saugos ir gali atsirasti kitos ginekologinės problemos. Ir aš skaičiau ir aš galvoju, man truputį norisi verkti. Todėl, kad ką daryti dabar tai moteriai, tai va tik pas kaimyną arba bolto vairuotojas. Na, absurdas, ta prasme, tikrai fiziniai sveikatai nieko nenutiks, jokios saugos nesusidarys ir tai yra visiškai saugu, nežinau, 15 metų neturėkit jūs to vaginalinių lytinių santykių arba šis niekada gyvenime neturėkit Ir nuostabiai galit ir gyventi. nuostabiai galit gyventi. Bet jeigu noras yra, pasakyti, koks partnerių skaičius normalus, nu tikrai negalėčiau, tai yra, nežinau, nėra tokio skaičiaus, nėra, keisk kiekvieną dieną. Mano akimis tai yra normalu, bet vėlgi tai turi būti toks sąmoningas apsisprendimas, nes didėja rizika vis tiek lytiškai plintančioms ligoms, prezervatyvai, visko būna nuslysta, suplyšta ir taip toliau. Tai yra tiesiog toks, sakyčiau, gali būti netgi ir emocinis išsibalansavimas, nes aš turiu pastoviai ieškoti kažkur to partnerio, kur čia man jo gauti, nežinau, Tinderyje sėdėti ir taip toliau. Bet iš tiesų tai turėtų būti tos moters, tiesiog apsisprendimas, bet mano akimis tai yra visiškai normalu. Jeigu aš manau, kad jeigu aš atėjau į pirmą pasimatymą ir manau, kad aš norėčiau turėti lytinius santykius, mylėti su šitų vyru. Gal turi patarimą merginoms, kaip suprasti savo, nežinau, kūno siunčiamus signalus per tą 1 ar 10, nesvarbu per kurį pasimatymą, kad aš jau noriu netgi, man atrodo, daug kas nežinau. Tai čia irgi labai pasitarnautų masturbacija, kad suprasti, iš tiesų labai dažnai painiojamas geismas ir susijaudinimas. Tai susijaudinimas tada, kada aš jaučiu fizinius pojūčius. Tai kas nutinka moteriams, tai gali sukietėti speneliai. Galim pajausti, kad aš sudrėkau, ar ne, tas toks žodis, tai išsiskyrė tiesiog lubrikacija padidėjo, ar ne. Gali ir ne tik gali, bet ir būna, kad padidėja klitoris, padidėja lytinės lūpos, nes priplūsta daugiau kraujo ir žodžiu, ir kažkas ten tvinkčioja ir taip toliau. Tai čia yra jau tokie fiziniai pojūčiai. Kai aš jaučiu geismą, nebūtinai dar tie fiziniai pojūčiai bus. Nes iš pradžių ateina toks noras. Aš tiesiog pažiūrėjau į tą vyrą, arba aš pamačiau porno filmą, tik įsijungiau, ten kažkokia pradžia, dar tų fizinių pojūčių jokių nėra, bet toks geras jausmas ir jis yra labai individualus kiekvienai moteriai. Deja, aš galiu nupasakoti tik tai savo, bet gali būti, kad jūs nieko bendro su to neturėsit. Fiziniai, jie yra labai panašus visoms. Taip jau ir sudėliota, kad didėja lubrikacija ir tai nereiškia, vėlgi, labai dažnai moteris galvoja, kad kai padidėja lubrikacija, tai jau ten kažkas viskas turi plaukti, ne iš karto. Tam, kad per makštį maždaug 12-14 cm tą mūsų raumeninį vamzdelį ištekėtų, tai reikia laiko. Tai iš tiesų ir to laiko labai skirtingai, nes įžanga, ta pati, kad atsirastų tie fiziniai pojūčiai ar ne, tai labai dažnai reikalinga stimuliacija kažkokia ir tai turi būti intimiai prastai stimuliacija, nes jeigu, pavyzdžiui, aš tave paliesiu, tai tu... Man visos temos jau šiandien gerai. Tai, sakykime, tu nieko nepajaus. Arba, nežinau, tave močiutė apsikabins, paglostys tau nugarą ir nes yra skirtingi stimulai, ar ne? Ir tada ateis koks nors gražuolis, raumeningas, pirmo pasimatymo metu, ir ten, nežinau, ar tavo vyras, ir padarys tą patį, ir žiūrėk, kitoks tas jausmas. Šiurpuliukai, jo. Matai, tau šiurpuliukai. Man nebūna šiurpuliuko. Vat ir išsiaiškinau. Skirtingai. Tai kaip tą suprasti labai sunku. Tik gal šitoj vietoj, sakyčiau, bandyti nuimti tos savo blokus, jeigu jie nėra tokie giluminiai, kad oi, ne, kas čia dabar, oi, kaip negerai, kaip čia aš galėčiau dabar pagalvoti apie tai, čia yra nepadoru.
Na tai vėlgi, ką mes darom, mes atsisakom to savo galimybės patirti malonumą. Ir dar kartą, jokių būdų nenoriu pasakyti, kad visos turėtų bandydamos ieškoti to kito partnerio, būtinai iškart pirmo pasimatymo metu griūti lovą. Bet ir nenoriu pasakyti, kad tai yra kažkoks tai baisus tabu. Tai yra labai labai individualu. Taip, ir aš, norėčiau paantrinti, kad man atrodo, nėra taisyklių kažkokių tai dogmų ir dauguma mūsų tai sužino iš kitų žmonių. Ir kai esame jau pakankamai suaugusios, subrendusios, ne tik pagal amžių, bet ir emociškai, mes galime pačios tyrinėti tą intimų pasaulį. Ir ačiū tau labai už tos patarimus, kuriais tu pasidalinai, už tą komunikaciją, už veidrodėlį, už tai, kad mes legalizavom, man atrodo, daugybę sferų. Kažkur pasijuokėm, kažkur buvo ir man nepatogu ir gėda. Ir tai yra viskas normalu, nes tema yra tikrai intimi, jinai yra labai svarbi. Ir man atrodo, kad jeigu kiekviena tiesiog susijungtų su savim, su savo pojūčiais, o tam padės ir tavo tos praktikos, apie kurias sakei, ir tavo postai, tai kiekvienai bus tiesiog drąsiau tyrinėti. Ir tai turėtų būti ne matematika tikriausiai, o kažkoks nuotykis, kelionė į save, kelionė su partneriais, be partnerių, su žaisliukais, be žaisliuko. Ką tu gali pasakyti, paskutinį kokį žodį tark merginom, kurios klausosi. Nes man atrodo, šis pokalbis dažnai toks yra kaip apkabinimas, kad širdelė viskas su tavim gerai. Aš taip jį jaučiu, dėl to labai esu tau dėkinga. Tark paskutinį žodį ir baigsim. Aš noriu palinkėti moterims visų pirma mylėti save. Noriu palinkėti moterims galvoti apie save, rūpintis savimi, ieškoti pačių geriausių išeičių, kurios padėtų joms žydėti, spindėti. Mes visos esame labai skirtingos, labai individualios ir visos esame nuostabios. Ir galvokit apie save. Ir jeigu bus momentas, kuris, tiesiog jausit, kad tai man yra tabu, užduokit savo klausimą. Kodėl tai man yra tabu? Man, suaugusiai moteriai, kodėl man gėda? Kodėl man nesmagu? Užduokit savo šitą klausimą. Ir jeigu nerasite atsakymo, galite parašyti man. Kartu, manau, mes jį rasime. Ačiū tau labai. Ačiū tau.